Sveiki iš Strasbūro. Mano pirma žinutė jums: sveikinu Vokietijos parlamentui paskyrus Krikščionių demokratų partijos lyderį Friedrich Merz galingiausios ES ekonomikos Vokietijos kancleriu. Nustebsit, kodėlgi sveikinu Lietuvą. Viskas labai paprasta. Mums be galo svarbu tai, ką Lietuva pati daro gynybos srityje. Tačiau nemažiau svarbu ir visa geopolitinė aplinka, kurioje gyvename. Ypač Europos vienybė, valstybių ryšiai NATO viduje, o Europos Sąjungai ypatingai reikia Vokietijos lyderystės. Ir ne bet kokios, o proeuropietiškos, telkiančios, stiprinančios. Teko nekartą klausytis naujojo Vokietijos kanclerio pasisakymų, jis tikrai yra stiprus. Beje, Merz buvo ilgametis Angelos Merkel kritikas ir partijoje buvo laikomas opozicijos jai lyderiu. Valencijoje per Europos liaudies partijos kongresą Friedrich Merz kalba buvo pati laukiamiausia. Ir jis tikrai nenuvylė. Krikdemai po labai ilgos pertraukos susigrąžino net užsienio reikalų ministeriją. Tai buvo jo iniciatyva. Jis neatidavė jos, kai buvo įprasta koalicijos partneriams. Dažniausiai tai užimdavo socialdemokratai, kai būdavo koalicijoje. Na, o kanclerio Merz žinutė dėl tokio sprendimo buvo aiški. Tai yra ženklas visai Europai, kad Vokietijos įsipareigojimai Europos Sąjungoje yra vienas svarbiausių naujosios vyriausybės prioritetų. Ir mums tai yra be galo svarbu. Jau nekalbu apie brigados reikalus, kurie tiesiogiai mūsų Vokietiją jungia. Tačiau iš kitos didelės ES valstybės, Rumunijos, žinios yra labai nuvilinčios. Pirmą prezidento rinkimų turą didelę persvarą laimėjo žmogus, kuris nenori padėti Ukrainai, kuris laikomas prorusišku. Ir tai apie jį pasako viską. Georgija Simion pergalė pirmame ture buvo prognozuojama, tačiau netokia didelė. Antroje ir trečioje vietoje liko maždaug vienodai balsų surinkę du proeuropietiški kandidatai. Kartu jie surenka panašiai kaip jis, irgi virš 40% balsų. Tačiau socialistai, kairieji, kurių remtas kandidatas liko trečias, nenori paremti antroje vietoje likusio proeuropietiško Bukarešto mero. Taigi, su Rumunijos socialdemokratais klostosi labai panaši situacija, kaip ir su mūsiškiais socdemais Lietuvoje po Seimo rinkimų, kai sudarė koaliciją su antisemitiniu populistu Žemaitaičiu. Simion yra toks rumuniškas Žemaitaitis ir Gražulis kartu sudėjus. Ir kągi Rumunijos socialdemokratai, kurių remtas kandidatas liko trečias, nutarė neremti ne vieno. O tai reiškia, kad netiesiogiai padeda tam populistui. Kaip sakė vienas mūsų frakcijos narys iš Rumunijos, tai būtų dar blogiau negu Orbanas. Beje, Rumunijos prezidentas irgi dalyvauja vadovų taryboje ir tai mums yra be galo svarbu. Apie socialistus galiu ir daugiau kai ko pasakyti. Ši savaitė yra pažymėta Antrojo pasaulinio karo metinių 80-mečių. Kadangi istorijos tema yra vienas iš mano prioritetų Europos parlamente, pasiūliau ir mūsų grupė, Europos liaudies partija, pateikė temą įtraukti į plenarinių darbotvarkę čia Strasbūre. Deja, bet socialistai ir žalieji blokavo mūsų pasiūlymą priimti rezoliuciją, o ne tik diskutuoti. Diskusija darbotvarkėje liko, tačiau diskusijos pavadinimas tapo visiškai išplautas. Galiu ir pasakyti, man atrodo tai svarbu, mes siūlėme, kad jau pavadinimas debato atspindėtų realybę, kuris susiklostė po 45 metų gegužės ir mūsų pavadinimas debatams buvo toks, cituoju: po 80 metų nacizmo pralaimėjimas, komunistinių režimų tęsinys susiskaldžiusioje Europoje ir totalitarinio atgimimo grėsmė. O socialistai ir kiti kairieji išplovė pavadinimą taip, kad liko tik toks bendro pobūdžio debato pavadinimas. Cituoju: 80 metų po Antrojo pasaulinio karo pabaigos, laisvė, demokratija ir saugumas kaip Europos paveldas. Socialistai aiškina, kad jie yra priėmę sprendimą palikti istoriją ramybėje, istorikams. Kurgi ne?
Jiems labai tinka, kad komunistiniai nusikaltimai taip ir liktų neįvertinti. Papasakosiu įdomią istoriją, kurią irgi tik dabar sužinojau. Mūsų prezidentė parlamento Roberta Metsola, ruošdamasi Antro pasaulinio karo pabaigos paminėjimui, peržiūrėjo 1985 metais iš Europos parlamento tribūnos kalbėjusio JAV prezidento Ronaldo Reigano pasisakymą. Tuomet, labai įdomu, didelė dalis Europos parlamentarų jam kalbant demonstratyviai paliko salę. Kodėl? Nes Reiganas sukritikavo socialistus, tuo metu bendradarbiavusius su Sovietų sąjunga. Taip, iš salės tuomet išėjo visi kairieji. Istorija nėra tik praeitis. Rusija istoriją naudoja kaip pretekstą savo kruvinam karui pateisinti. Neturime leisti jos naudoti tam, kad būtų nuodijamos žmonių smegenis. Todėl inicijavau Europos parlamento narių pareiškimą, kuriame pabrėžta, jog prieš 80 metų karas nesibaigė visiems. Milijonams vidurio ir rytų Europoje 1945 metų gegužės 8 neatnešė laisvės. Sovietinis išvadavimas reiškia naują okupaciją, baisius nusikaltimus žmoniškumui, priverstinius trėmimus, masinius prievartavimus, egzekucijas. Sovietinė okupacija beveik pusę amžiaus reiškia komunistinį totalitarizmą. Nepasmerkus sovietinių nusikaltimų, juos vėl kartoja Rusija. Tai nebaigtas Antrojo pasaulinio karo palikimas, tai kas vyksta dabar Europoje. Mano inicijuotą pareiškimą jau pasirašė daug parlamento narių iš įvairių frakcijų ir jį paskelbsim. Lyginant su Reigano laikais, dabar daug dalykų pasikeitė. Nors socialistai tebevengia įvertinti praeitį, komunistų nusikaltimus, tačiau jie dabar tikrai palaiko Ukrainą. Bent jau Europos parlamente, tai mes esam su jais vienoje linijoje. Na, o Rusija, kas pasikeitė, daugiausiai palaiko kraštutinė dešinė. Putino investicijos į juos tęsiasi jau keletą dešimtmečių. Jeigu per sovietmetį jie investavo į komunistus, tai dabar į kraštutinius dešiniuosius. O pasaulis nebeturi Ronaldo Reigano, dėja. Tačiau esame mes čia, Europoje, ir privalome atlaikyti su Amerika ar be jos. Plenarinio diskusijoje apie Ukrainą sakiau, nekartokime istorijos klaidų. Rusijos fašizmas nesustos, gavęs Ukrainos teritorijas, kaip ir Hitleris nesustojo, aneksavęs Čekoslovakiją. Priešingai, pasiekti teisingą ir tvarę taiką neįmanoma be Rusijos fašizmo pralaimėjimo. Ukraina yra neatsiejama mūsų ES gynybos dalis. ES indėlis į pagalbą Ukrainai yra labai reikšmingas, bet vis dar per mažas, jo neužteks. Valstybės narės gali parengti Ukrainos gynybą su naujos skolinimosi programos, kuri vadinasi SAFE instrumentais. Ukrainiečiai gynybinę įrangą sugeba pagaminti daug pigiau ir greičiau. Taigi kviečiau posėdėje, įsigykime šią įrangą tiesiai iš Ukrainos, kad padvigubintume savo investicijų vertę ir padidintume paramą Ukrainos gynybai. Netrukus po šio pokalbio manęs laukia kelionė į Kijevą. Esu pakviesta į saugumo konferenciją. Negalime pavargti, laimėti šio egzistencinio mums visiems karo. Slava Ukraini!